Šiandieną tu atsinešiai Glen Campbell dainą Southern Nights ir galbūt trumpai pristatyk Glen Campbell, kuo jis tau patinka, kada tu jį atradai, kaip tu jį atradai galbūt. Aš jį atradau žiemos niūrybei, kada visi atakavo, pasirašinėjo peticijas ir kad mane išimti iš finalo, kada žmonės su plakatais vaikščiojo prie LRT studijos ir aš jaučiausi tokia ganėtinai izoliuota, nes aš negalėjau niekam apie tai kaip ir galėjau pasakyti visiems ir visi kaip ir žinojo ir visi turėjo apie tai nuomonę, bet tu su nieko negali pasakyti, nes niekas nesupras. Visiems čia, čia nekreipdėjimas, arba čia ir lengva pasakyti, bet tada toks atrodo net oras sunkus. Kažkaip šitą dainą aš atradau ir jinai man taip priminė apie tokias tas vasaras naktis, kurios tokios šiltos. Jis labai taip lengvai žiūri į visą tą, kad yra tokių žmonių, kurie žino, kaip gyventi, žino, kaip daryti. Ir aš pavyzdžiui, nežinau ir aš nebijau to pasakyti. Bet tiesa, kad aš taip pat ir nebijau pasakyti. Žinai? Kągi, Aiste, ačiū tau šitą tikrai labai šiltą pokalbį, buvo tikrai labai miela tave kalbinti ir pirmą kartą aš kalbinau, tai lauksiu antrojo albumo, tikrai labai įdomu, kurgi toliau Aiste pasaulio. Lygiai taip pat. Tai sėkmės tavo, mes klausom Glen Campbell ir Southern Nights.